M-Face tai viena naujausių technologijų rinkoje, kuri be jokių adatų ir pjūvių sumažina veide atsirandančias raukšleles, mažina odos suglebimą ir išryškina veido ovalą. Injekcinės procedūros lyginant su M-Face veikia kiek skirtingai ir esant poreikių tarpusavy gali būti kombinuojamos. Užpildai mums padeda išlyginti raukšles ir išryškinti veido kontūrus. Botulino toksino injekcijos fiksuoja raumenis ir taip mažina esamas raukšleles ir stabdo naujų atsiradimą. O M-Face dėl šioje technologijoje naudojamo sinchronizuoto radijo dažnio skatina elastino ir kolageno gamybą, kurie suteikia mūsų odai natūralaus švytėjimo, skaistumo ir stangrumo. Tuo pat metu veidas yra veikiamas ir HiFem technologijos, kuri elektromagnetiniais impulsais priverčia mūsų veido raumenis sportuoti. Sujungus šias dvi technologijas skatinamas ne tik odos, bet ir veido raumenų atjauninimas. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad po M-Face procedūrų veido oda tampa stangresnė, pakyla skruostai, antakių lankas ir išryškėja žandikaulio linija. M-Face procedūros metu galime individualiai reguliuoti radijo dažnio ir HiFem impulsų stiprumą. Kiekvienas iš mūsų labai skirtingai priimame šios pojūčius, tačiau daugelis pacientų tai vertina lyg stiprų veido masažą, tai labai įdomus ir neįprastas pojūtis, lyg kažkas verstų šios raumenis susitraukinėti. Mes turime suprasti, kad šios procedūros metu įdarbiname veido raumenis gerokai stipriau, nei jie yra įpratę dirbti. Todėl raumens tonusas pastebimai pagerėja ir džiugina mus efektyviais rezultatais. Esame labai individualūs, tačiau tyrimai rodo, jog efektyviems rezultatams pasiekti reikėtų atlikti mažiausiai 4 procedūras kas 5-10 dienų. Taip pat, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius, sudarome ir skirtingus kombinuotus procedūrų planus.